Labas rytas. Lietuvos televizijos eteryje Kaimo akademija. Šioje laidoje matysite. Alma Rutkauskienė paneigė vyraujančią nuomonę, kad Lazdijuose gali ūkininkauti tik nedideli šeimos ūkiai. Keli šimtai mėsinių galvijų, 100 hektarų javų ir daržovių. Tokios ūkininkės valdos. Iki Liepos mėnesio dar galima rinkti ir supirkėjams parduoti vynuoginės sraiges. Netrukus pamatysite, kaip sraigės perdirbamos, kokie iš jų gaminami delikatesai ir kodėl beveik visas derlius realizuojamas užsienyje. Plungės rajone vykusiame seminare agronomas iš Prancūzijos Bernaras Verbekiu Lietuvos ūkininkus mokė įvertinti dirvožemio būklę, žemės dirbimo technologijų įtaką jam. Kviečiame žiūrėti. Lazdijų rajone nerasi derlingo žemės, todėl daugelis mano, kad čia kuriasi tik nedideli šeimos ūkiai. Alma Rutkauskienė paneigė šią nuomonę. 1000 hektarų ūkininkaujanti moteris laiko didelę galvijų bandą, augina javus, daržoves. Almai žemdirbiškos patirties teko semtis iš savų ūkiui atiduotų dienų. Baigus veterinarijos akademiją, reikėjo arba ieškotis darbo, arba kurtis ir ūkininkauti savarankiškai. Buvo pasirinktas antrasis kelias. Tiesiog laimė, kad ūkio žemės yra derlingesnėse Lazdijų rajono vietose, tačiau keblu, nes reikia kasdien nuvažiuoti daugybę kilometrų, kol visus tolokai išsimėčiusius laukus apvažiuoja. Turim mišrų ūkį, kaip sakyti, turim daržininkystę, ekologinį ūkį, mėsinius galvijus, ir likęs, aišku, kaip sakyti, javai. Iš tikrųjų, virš 1000 hektarų, be abejo, nėra labai paprasta. Mūsų, kaip sakyti, nėra labai dideli plotai, lyginant, sakysim, su kitom, kaip sakyti, ar ten su Valkija ir kur, kad 100 hektarų vienoje vietoje. Didžiausias 25 ar kažką. Ir važiuojam aplamai, kaip sakyti, spindulį 25 kilometrų aplinkui ūkį. Šalia namų yra apie 40 hektarų pievų, kuriuose ganosi žindenės. Prieauglis laikomas aptvaruose. Didžioji dalis yra aubrakų veislės, šiek tiek limuzinų. Nors manoma, kad nederlingose žemėse reikėtų kurti specializuotus mėsinių galvijų ūkius, nes jie nereiklus pašarui. Tačiau Alma paskaičiavo, kad jiems reikia 3-4 kartus daugiau ploto vienam galvijui, nei tarkim vidurio Lietuvoje. Prieš 5 metus pasukom į mėsinę gyvulininkystę, rinkomės ekstensyvę veislę. Tai pirmiausia ir pasirinkom aubrakus, kad galėtų jie ganytis laukuose. Žiemą irgi nereikėtų fermų ar kažką. Tai sakysim, pagrindinis dalykas buvo į šičia atsižvelgta. Dabar jau, kai, sakysim, 5 metų patirtis rodo, kad, sakysim, galėjom rinktis ir kitą veislę, bet taip po biškį užtat ir, sakysim, dabar susiperkam ir tuos limuzinus. Bet limuzinai yra reiklesni pašarų negu aubrakai, o Dzūkijos žemės skurdžios pievos irgi nelabai jau vešliai atrodo. Kaip tada, kaip šitai? Teisingai, jeigu lygintum šitas dvi veislės, iš tikrųjų ir matosi, kad jie reiklesni ir gyvenimo sąlygoms, ir pašarui reiklesni. Jau intensyvi veislė. Aišku, mes galvojam gal biškį pamišryti tarp aubrakų ir, sakysim, ir limuzinų, bet dar šiandien dienai turim tik tai telyčias limuzinės, neturim, aišku, jaučio, nieko kitko, tai šitaip sakysim. Lazdijų krašte auginti javus reikia ryžto. Žemei ir augalui turi atiduoti daug, o derlius vis tiek perpus mažesnis nei kitose Lietuvos vietose. Kai pasilygini gavimą tarp, sakysim, gerųjų žemių ir mūsų, taip iš karto aišku skirtumas yra, kur kuliam ten, sakysim, jie 8 tonas labai lengvai, mes vis dėlto labai, sakysim, stengiantis tas 5 tonas gal įmušam, bet sunkiai. Tai sakysim, tas dalykas ir skiriasi vis tiek, kai bebūtų nenašios dirvos yra nenašios. Nesilyginam su tais ūkininkais ir tokių pelnų negaunam. O pati žemės dirbimo technologija, vis tiek jinai šiek tiek priklauso ir nuo to, koks dirvožemis yra. Pas jūs smėlynai, gal ir molingesnės kai kurios vietos. Kaip jūs žemę dirbate? Iš tikro, kaip sakyti, ekologiniam visam, sakysim, dirbam arimas, net niekas kitaip, sakysim, o kitur netgi, sakysim, dar lengvesnį dirbimą taikom, bet pagrindas ariam visur. Ūkyje sukomplektuota visa reikalinga technika, kuriai įsigyti pasinaudota ir ES parama. Tad ar sėja, ar javapjūtė, viskas eina lyg sviestu patepta, jei tik orai leidžia. Į javapjūtę išeinam anksčiau, tikrai savaitę anksčiau išeinam visą laiką. Ar ten, sakysim, į kviečių laukus, ar į kvietrugės, bet visą laiką anksčiau. Rapsus praktiškai, sakykim, Liepos kokią 5, jeigu, kaip sakyt, gali būti labai vėsu, visas vėsus birželis, bet panašiai vis tiek tokiu laiku.
Žodžiu, pirmi būnat Lietuvoje tarp visų žemdirbių, ar ne? Taip, pirmi. Bent tuo pirmi išėjimo į laukus. Kaip ten sako, viščiukus skaičiuoja rudenį, aišku, pasėliai labai gražiai atrodė pavasarį ir šiandien dienai tikrai dar gražiai atrodo, aišku, nežinia kokios, sakysim, gali būti kataklizmų kokių, bet kaip šiandien dienai konstatuoti, tai manom, kad bus neblogas derlius. Auginate nemažai daržovių, bulvės, burokėliai ir ne, ir kaip yra su realizacija? Daržininkai vis taip, vieni metai būna jiems labai geri, kitais metais jau jiems ir pagaili, ir rinka dėmesio, ir pirkėjai dėmesio. Iš tikrųjų labai sudėtingas dalykas, aišku, realizacija, be abejo, niekada nesiplanuoji, kad aš tikrai žinau, kad šitos bulvės tikrai bus 50 centų ir aš galiu planuotis. Taip nėra, rinka padiktuoja visaip. Ir iš tikrųjų visokių gali būti iškrėsta, sakysim, šunybių, kaip ir šie metai, sakysim, praeito metų tų derliaus, kaip sakyt, kai tokios žemos kainos ir turėjom, kaip sakyt, kažkaip kaip nors išgyventi. Bet pasisekė viską parduoti? Gerai, kad žodį paminėjom, pasisekė. Pasisekė. Bet turėtų būti paprastesnė realizacija, kaip aš sakau. Kaip ir kitose šakose daug yra paprasčiau realizuoti javus, realizuoti ir ten, sakysim, tą jautieną, daug paprasčiau. Pasak Almos, pradėję ūkį kurti nuo daržininkystės, dabar jau gali ir kitiems patarti, kaip auginti bulves, burokėlius, prižiūrėti javus. Per 20 ūkininkavimo metų įgyta didelė patirtis. Praktiškai visa patirtis po studijų yra iš savęs, iš savo darbo, iš savo veiklos. Teisingai. Ir iš tikrųjų, kaip aš sakau, patirtis netgi ir tam žemės ūkiai tai yra neįkainojamas dalykas, kuris, kaip aš sakau, labai reikalingas ir tikrai niekas, aš taip manau, kad nenuneigs. Auginate nemažai daržovių, bulvės, burokėliai ir ne, ir kaip yra su realizacija? Daržininkai vis taip, vieni metai būna jiems labai geri, kitais metais jau jiems ir pagaili, ir rinka dėmesio, ir pirkėjai dėmesio. Iš tikrųjų labai sudėtingas dalykas, aišku, realizacija, be abejo, niekada nesiplanuoji, kad aš tikrai žinau, kad šitos bulvės tikrai bus 50 centų ir aš galiu planuotis. Taip nėra, rinka padiktuoja visaip. Ir iš tikrųjų visokių gali būti iškrėsta, sakysim, šunybių, kaip ir šie metai, sakysim, praeito metų tų derliaus, kaip sakyt, kai tokios žemos kainos ir turėjom, kaip sakyt, kažkaip kaip nors išgyventi. Bet pasisekė viską parduoti? Gerai, kad žodį paminėjom, pasisekė. Pasisekė. Bet turėtų būti paprastesnė realizacija, kaip aš sakau. Kaip ir kitose šakose daug yra paprasčiau realizuoti javus, realizuoti ir ten, sakysim, tą jautieną, daug paprasčiau. Kad patirtis vertinga, liudija ir tai, jog Rutkauskų ūkis nekartą yra pripažintas geriausiu Lazdijų rajone. Dabar reklama, po jos žiūrėkite. Iki Liepos mėnesio dar galima rinktis sraiges perdirbimui. Pamatysite, kaip jos perdirbamos, kokie iš jų gaminami delikatesai ir kodėl beveik visas derlius realizuojamas užsienyje. Agronomas iš Prancūzijos mokėsi vertinti dirvos kokybę ir žemės ūkio dirbimo technologijų įtaką dirvožemio būklei. Likite su Kaimo akademija. Jau dešimtmetis Plungės rajone ūkininkauja Pieras Kosta. Šįkart savo ūkyje jis buvo ne vienintelis prancūzas. Prancūzijoje žemės ūkio rūmų agronomas Bernaras Verbekiu seminare Lietuvos ūkininkus mokė įvertinti dirvožemį. Pieras Kosta Plungės rajone pradėjo kurtis prieš 10 metį. Per tuos metus įsigyta ir išsinuomota beveik 500 hektarų žemės, kurioje auginami rapsai, miežiai, lubinai, kviečiai. Norėdamas išanalizuoti savo laukų dirvožemio struktūrą ir sužinoti, ar naudoja teisingą žemės dirbimo technologiją, Pieras į Plungę pasikvietė dirvožemio specialistą iš Prancūzijos. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad ūkininkas jau 8 metai nearia nė vieno lauko. Visa žemė tik sekliai arba giliai purenama. Dirvožemiui įvertinti laukuose buvo iškastos 6 metro gylio duobės, kuriuose labai gerai matėsi dirvožemio profilis.
ici une motte qui est très irrégulière, qui a des trous. Donc on peut penser que c'est une structure qui est favorable. Ici, qui ressemblent plus à des briques. On a les cassures, elles sont plutôt droites et une porosité qui est plus ou moins fermée. Retrouvée dans les semelles de labour. Labai gerai, kad atrandam tą bendrą tašką. Reiškias, mes tai, ką mes savo ūkininkam kalbam, tai yra visiškai teisinga ir pagrįsta kitais netgi tyrimais, net ir mes patys. O į kokias dirvožemio savybės, į kokius galbūt ūkio poreikius reikėtų atsižvelgti pasirenkant žemės dirbimo technologiją? Individualus klausimas kiekvieno, čia kaip ir gydytojo, kiekvienas renkasi pagal savo... Bet vis tiek kažkokie yra bendri aspektai, kuriuos reikia įvertinti prieš renkantis. Tai pirmiausia, gal ir anksčiau naudoti, ar turimą techniką, ar kažką. Praktiškai ekonominiai niuansai viską nulemia ūkio ekonomiką, kiek ūkininkas gali tam išleisti, kiek jisai norėtų savikainą kokią, kad būtų produkcijos, nes kiekvienas žino, kad jeigu mes pradėsim daug dirbti ir daugiausiai sąnaudų ir yra žemės dirbimas paima, tai reiškia mažiau lieka kažkam, tai augalų apsaugai mažiau lieka, trąšom mažiau lieka, nes ūkininkas turi tam tikrą ribą pinigų, kurią gali išleisti tam derliui suformuoti. Ir tada belieka žiūrėti, iš kur taupyti reikėtų. Tai kieno sąskaita, tai būtent tas važinėjimas bereikalingas po lauką, tai jis ir daugiausiai reikalauja energijos, o energija tai yra laikas ir plus pinigai. Žemės dirbimo technologiją galima pagerinti dirvožemį? Taip, be abejo, nes jeigu mes pasirinksim tokią technologiją, kur daug reikės važinėti po dirvą, ją daug mes veidinsim, kiekvienas dirbimas tai yra humusų deginimas. Tai vis tik tai, kada mes pajudinam, vyksta oksidacija ir tam tikra dalis organikos sudega. Tai kuo daugiau mes dirbam, tuo daugiau deginam, nes juodajam pūdyme daugiausiai sudega humusų, nes jį reikia daug kartų dirbti. Tai jeigu mes atsisakom vieno ar kito tokio nereikalingo važiavimo, mes jau ir sutaupom. Tai įsivaizduokit, jau daug kartų sakiau ir ūkininkams ir taip, ir daug kartų rašym, kad kviečius auginant nuo sėjos iki derliaus nuėmimo, laukas 135% padengiamas ratų vėžėm. Tai įsivaizduokim, kad nelieka tuščios vietos, kur nepravažiuota traktoriaus. Koks dirvožemis yra Lietuvos ūkiuose? Kaip galima jį būtų apibūdinti? Iš tikrųjų, truputį gaila darosi nesintensyvėjant technologijoms, joms chemizuojant ar, kaip pavadinkim, skubant dirbti visą, tai žemė iš tikrųjų blogėja. Blogėja ir elementariai dėl to, kad pamatom negyvą žemę, apsamanojasi. Turim mes dirvožemio suslėgimo matuoklius, jie rodo tragiškai, kad augalo šaknų masė nėra kur prasiskverbti. Tai yra iš tikrųjų problema ir, kaip vienas ūkininkas gerai sako, dirvožemė nėra draugų. Kas tie draugai? Tai yra sliekai ir visa mikrofauna. Ir šiandien seminaro metu labai aiškiai išreiškė tą pačią nuomonę, labai džiugu, kad jinai sutampa su Prancūzijos mokslo žmogumi, kad dirvožemį pirmiausia reikalinga gyvybė. Galim dirbti su kokia nori technika, kokiu nori būdu, tai arimas ar skutimas, svarbiausia, kad būtų gyva žemė. To klaida yra iš tikrųjų didžiausia tai, kad ne dabar mes dirbam žemę, mes dirbam anksti pavasarį, babelai rudenį. Tai yra paprastas terminas fiziškai nesubrendus žemė. Tai reiškia, jinai limpa prie padargo, jinai slegiama, spaudžiama, ta prasme, niekinama. Taip pat aš prieš tą žemės dirbimą, dėl to mums yra labai svarbu tie biologiniai dirvos gerinimo produktai, kurie padeda taisyti metalo problemas. Kiek laiko gali trukti dirvožemio atitaisimas, atstatymas į tą gerąją būklę, jeigu jis yra suslėgtas, sugadintas? Labai gražiai vienas gydytas pasakė, jūs lygą apturėjote per 15 metų, norit, kad per savaitę išgydytumėte. Praktiškai tiek pat laiko turi grįžtamasis procesas, bet dirvožemis gal atleis tas klaidas, nes ten daugiau pagalbininkų mikroorganizmų. Iš tikrųjų, sunku numatyti terminą, bet žinia tai, kad, sakykime, naudojant biologinius produktus, jau antrais, trečiais, netgi pirmais metais, jeigu žemė visai buvo nuskriausta ir jam jau davėm pagalbą, suteikėm pagalbą, netgi tais pačiais metais mes pastebime puikius rezultatus, atsigavusius augalus ir tai yra esminis dalykas. Pieras Kosta nustojo arti dėl kelių priežasčių. Trūko technikos laiko, be to akmenuotuose laukuose labai lūžo padargai. Vertinant dirvožemį, buvo pastebėta, kad didelio skirtumo tarp laukų, kurie buvo purenti sekliai ir giliai, nebuvo.
Lengva žemė netaip greitai susislegia, tad anot dirvožemio specialistų iš Prancūzijos galima visai jos nearti, tik dirbti sekliai. Sunkesnės dirvas kas keleri metai reikėtų parenti giliai arba suarti. Pasak Bernaro Verbekiu, panašu, kad Lietuvos dirvožemėse vis dėlto daugiau organikos nei Prancūzijos. Vis tik tas, sakykime, nearimas arba beariminė technologija naudojama, jinai nėra labai jau gera. Kadangi, kaip matėm iš mūsų tyrimų, va čia atliktų pas Pierą poną, diferencijuojasi labai dirvožemio ne tik maisto medžiagos, bet ir dirvožemio, vienu žodžiu, drėgmė, dar aš tų duomenų nepristačiau, turėjom juos atlikę, ir dirvožemio tankis, giliau jis sutankėja. Pas mus dirvožemiai skiriasi vakarų Lietuvoje, jie yra diferencijuoto profilio. Yra ariamasis sluoksnis, išplautasis ir įplautasis. Įplautasis yra tas turintis natūralų tą gimtąjį padą. Daug metų ariant plūgai susiformavo antras padas. Ir jeigu mes neariam, dabar jau beariminę taikom technologiją, suformuosim trečią padą. Tai vat, jeigu kad tas padas nesusiformuotų, reikia laikas nuo laiko, sakykime, arba apart po kokių 3-4, gal ir vėlesnių metų, tas priklauso nuo granulometrinės sudėties, lengvesnės granulometrinės sudėties dirvožemiuose galim. Ir vat, kaip pas Pierą matėm, po 8 metų nearta, sunkesnės galim arti ir dažniau. Arba giluminį purenimą. Tik sekliai purenant atsiranda maisto medžiagų pasiskirstimo problema. Jos ir humusas ima kauptis paviršiuje, iki 10 cm sluoksnyje. Giliau esančios šaknis tuomet ima badauti. Ar išgirdote tai, ko tikėjotės iš šito seminaro ir iš kolegos iš Prancūzijos rekomendacijų? Konkrečiai, norėjau konkretus atsakymas, kadangi turėjau problemą su to giluminiu purentuvu, mano žemė gana akmenuota, didelis išleidos ir kiek naudojo tas giluminis purentuvas per 5 metus, nelabai mačiau skirtumas, kur dirba, kur ne. Kviečiau Bernardas, kad iškastų įvertintų tikrai. Ir kaip dabar rekomendavo, daugiau eiti po laukus ir kasti paprastai su kastuvu, kad įvertinti tą žemės struktūrą. Jis man davė kokių raktų, kaip įvertinti, vienas dalykas. Ir labai nepatarė, kaip giliai purenti. O kiekvienas centimetras seklo dirbti, man yra kuro taupimas. Gavau tų atsakymų, gavau tikrai. Tai dabar kažkiek keisti žemė dirbimo technologiją? Kaip jūs kitais metais, sakykime, žiūrėsite į tos savo dirvožemius? Kaip dirbsite? Dėl skutimo tai tas pats. Naudočiau tais pačiais padargais, tik tai ateičiai. Gal pakeisiu tas giluminis purentuvas, kuris labiau tinka giliai purenti, į kitokią padargą su nagais, kuris leistų dirbti tik iki 20 cm žemės ir būtų platesnis to pačiu. Bet šiaip galėčiau įteisti su to pačiu padargo, tik tai dažniau seklo purenti. Paskutinė duobė buvo iškasta žieminių kviečių lauke, kuris visą laiką buvo tik sekliai dirbamas. Visų nuostabai, čia dirvožemis buvo labai geras. Pado nėra, žemė biri, grumsteliai apvalesni. Tai rodo, kad yra pakankamai mikrofloros. Turint tokį dirvožemį, galima net sekliai nepurenti, o iškart sėti. Žemės dirbimas jos nepagerins. Maždaug prieš 300 metų Lietuvos dvarininkai daugiausiai iš Prancūzijos parsivežė vynuoginių sraigių. Įkurdino jas dvarvietėse aplinkui esančiose parkuose. Dabar sraigių galima pasirinkti bet kur, o sezono metu, gegužės birželio mėnesiais, netgi užsidirbti. Netrukus pamatysite, kaip vynuoginės sraigės ruošiamos vartoti, sužinosite, kokius skanėstus galite pasigaminti patys. Apleistame dvare ir čia buvusiame parke vynuoginių sraigių dabar nedaug. Tikriausiai buvęs dvarininkas nesilankė Prancūzijoje, o gal sraigės jau išrinktos ar slepiasi po lapais. Mat vynuoginės sraigės šliaužioja, kai šilta ir drėgna, o šviečiant saulė jos slepiasi pavėsyje. Šiaip sraigės dažniausiai veisiasi ąžuolynuose ir retuose kitų lapuočių miškuose, krūmuose prie vandens, laukuose prie griovių ir mėgsta kalkingą dirvožemį. Dar viena priežastis, kodėl sraigių natūralioje aplinkoje jau nedaug, baigėsi jų rinkimo sezonas.
Čia visada būna sraigių priėmimas gyvų, gyvas čia atveža, yra mūsų priėmėjas, žiūri kokybės, kad nebūtų mažesnių kaip 3,28 mm diametro, sugedusių, šiukšlingų, atrenka visas atliekas ir ruošia paduoti cechą perdirbimui. Tai reikalavimai superkamoms sraigiams nėra tokie sudėtingi? Jie nesudėtingi, bet kol išauklėjom renkančių žmonės periferijai visoje Respublikai, tai praėjo mums beveik 10 metų, kad nerinktų mažų, kad nenaikintų, kad nekenktų gamtai ir atitiktų mūsų technologinius reikalavimus. Tai dabar čia tos sraigės tarsi šiukšda, girdisi toks balsas, garsas. Kas čia vyksta? Čia vyksta natūralus procesas, jos vaikšto, jos refleksiškai nori valgyti, nori kvėpuoti, patinės eina prie oro, kad daugiau įkvėpti, kitos šliaužia, sakau, kaip, biologiškai jos nori valgyti. Vat ir uždarytos pagal mūsų technologinį procesą, jos turi šitam sandėlį būti ne mažiau 5-7 paras, kad išsituštintų žarnynas ir galėtumėm jas pateikti, virti švarias, tik tai baltą gražią mėsytę. Palaikius sraigės sandėlyje dėžutėse keletą parų pradedamas jų paruošimas vartojimui. Pirmiausia, jos kruopščiai plaunamos. Nuplautos dedamas į krepšį, sūdomos, kad jos pagal technologiją susitrauktų į kiautą. Lygiai su kriauklės kraštu mėsytė turi būti susitraukus sraigė viduje. Pabarstom 3-5 minučių jos, kad pamaišomas, kad susitrauktų į kriauklytę, tada keliamas su telferiu į virimo vonę ir ten plikinimui nuo 5 iki 7 minučių verdamas. Tada iškeliam su telferiu krepšį po 7 minučių, išpilam ant transporterio, iš kurio jos jau susitraukia ir negyvas važiuoja pagal technologinį procesą, važiuoja į salę, kur moteris atlieka ištraukimą ir nukirpimą, atskirimą mėsos nuo žarnyno. Visa įranga bendrovės ceche ir, aišku, technologinis procesas atitinka europinius reikalavimus. Anot vadybininko 5 metus teko nemažai investuoti, taupyti ir nelengvai dirbti, bet dabar jau gautas europinis numeris, tarsi garantuojantis realizavimą ES šalise, patvirtinantis produkcijos kokybę ir atitikimą technologijai. Panašiai beje dirba visos sraigių paruošimo vartoti bendrovės. Čia dabar moteris ištraukinėja sraigę, pačią mėsytę išima iš kriauklės, dirba poroje, vieną ištraukinėja mėsytę, o kitą nukerpa tą virškinimo traktą, o gera mėsytė yra toliau eina prie svėrimo ir toliau yra pakuojama, šaldoma. Įrankiai čia tokie specialius, matau šakutės tokios. Taip, šakutės yra dviejų pirštų. Taip, pasiaurintos jos, pritaikytos sraigiam. Patys gamina tokius įrankius? Taip, patys padarom. O sudėtinga tą sraigę pačią ištraukti? Ne, nesunku čia ištraukti, nieko čia pasukant. Reikia priprast truputį tai sukamą į judesį įsisavinti ir... Taip, nesunku. Būna žinoma, kad ir nutrūksta. Būna. Ta brokuota atskiriamas kitur ir... O kas čia toliau vyksta? Va čia dabar jau ką, tokią mėsą prancūzai valgo jau? Ne tokia, dar po to vyksta antras virimas, vyksta kalibravimas ir tada jau užšaldoma ir tada jau į Prancūziją išvažiuoja. Tokia sraigių mėsytė dar paklius į virimo katilus. Prieš tai visos darbininkės suneša savo paruoštą produkciją pasverti. Per dieną viena darbininkė iš kriauklių iškrapšto po 80-120 kg sraigių. Mėsa specialiuose katiluose verdama pusvalandį, atvėsinama, pagal dydį kalibruojama specialių įrenginių ir pakuojama po 10 kg. O šaldomas pusfabrikatis 30 laipsnių temperatūroje, o laikomas prie -18. Tokias pakuotes jau vežasi prancūzai ir virtuvių šefai gamina ypatingai prancūzų mėgiamus gurmaniškus patiekalus. Bendrovė Mijuna iš viso paruošė iki 100 tonų produkcijos, bet gurmaniškų patiekalų negamina. Jau 10-metį neįprastais daugeliu patiekalais savo draugus vaišina ir lietuvišką receptą sukūrė bendrovės vadybininkas. Anot jo iš 4 kg sraigių išeis kilogramas mėsos. Reikia palaikyti rusiją, plauti, plikinti, ištraukti sraigę, perkirpti, kaip jau pasakojame.
o po to jau ruošti valgymui. Aš verdu 3 valandas, mano kolegė verda apie 1,5 valandas. Sausam baltam vyne. Yra 3 variantai. Sausam baltam vyne, paprastam vandenį ir konjakė. Konjakė aš bandžiau 2 kartus, atsisakiau. Kodėl? Gaila konjako. Tai va. Tada verdam 3 valandas, kol verda sraigės mėsytė vyne, įdedam druskos pagal skonį, lauralapą ten kokį ir visą kitą. Tada aš ruošiu padažą. Kilogramai mėsos, imu 400 gramų sviesto pagal skonį ir aliejaus. Darai santykinai kaip patinka. Nori tirštesnę konsistenciją, daugiau sviesto, mažiau aliejaus, atvirkščiai tada tas. Ir pagal savo šeimininką arba gaspadinės nuožiūrą dedu muskato riešutą, pipyrus kvapniuosius, bazilikus, raudonėlius, meirūnus, visus prieskonius. Baigiant padaryti padažą, svogūnus aš dedu, daug svogūnų, kilogramą ant kilogramą dedu. Pačiai pabaigai, kai jau nebe supilam išvirusią mėsytę į padažą, padažą patroškinam, 4-5 minutės uždengia, išjungiam ugnį, tada sudedu petražolę, žalias iš daržo, krapus, krapų daug dedu, kad aš mėgstu tuos dalykus. Galima kitų žolių, kaip aš minėjau, bazilikai, raudonėliai ir visi kiti. Ir visiškai pabaigoje išmaišius pritraiškau ant kilogramo beveik nemažą galvutę česnako. Jeigu draugai nemėgsta česnako, česnako galima nedėti. Galima, kai kas nededa tiek daug svogūnų. Mano receptas va čia toks yra. Ir pasiteikė ant stalo ir prašau valgyti sveikatą. O valgant būtina batonas baltas, užsidedi arba šitą, arba iškaitintą išsipilį ant to batono sraigutę. Valgant būtina užsigerti sausų raudonų vyną. Čia jau prancūzų tokia maniera. Verdi baltam vyne sraigės, valgydamas užsigeri raudoną. Prašau, skanaus. Patiekimas ant stalo jau priklausys nuo jūsų skonio ir poreikių. Prancūzai labiausiai mėgsta specialiuose induose, būtinai natūraliuose kriauklelėse. Jas beje lietuviai taip pat eksportuoja, suprantama tinkamai išplovę, išrinkę ir išdžiovinę. Ačiū, kad žiūrėjote laidą. Įsijunkite Lietuvos televiziją ir kitą sekmadienį 8:30. Pasakosime apie kolegą žurnalistą Kęstutį Matulevičių, kuris iki šiol neranda atsakymo, kodėl jam rūpi ne tik žurnalistika, bet ir ūkininkavimas. Dabar atsisveikiname, geros kloties ir iki kito savaitgalio. Sudie.